Gerą dieną visiems žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems. Šiandien ant stalo 3090 GB gimimo su diagnoze. Tai pradžiai maitinimo nejungiu, pasimatuoju 12 V, 3,3 pasimatuoju, pabadau kur badosi ir panašu ant 8 pinų jungčių, kad yra trumpas. Maitinimo nejungiu, iš karto ardau. Žiūrėsim, kas bus viduje. Vienas varžtas išsuktas ranka, kitas burtai gale. Bet jau ko nepagailėjo gigabaitas su šito moduliu, tai jungčių. Ir mano pirštai ne visur prieina. Tai atjungiau už kadro. Kai matot, kiek yra termotarpinių priklijuota ir visų skirtingų dydžių. Įdėjau nuotrauką, kaip padariau, kaip grąžinau kortą. O čia jeigu kažkam reikės išmatavimo, kieko yra, tikiuosi, kad teisingai atsirinkau, bet atrinkau, matysis rezultatas. Čia matosi buvo tepta, bet ne termopasta, o greičiausiai skysti termopadai, kad kompensuoti susidėvėjusius termopadus. Geriau taip nedaryti, geriau dėti tai, kas priklauso. Aišku, ten ant atminties berods 1,75 mm eina, tai nestandartas. Kągi, matuojusi, kas trumpina ir iš pirmo karto pataikau. Vienas iš 12 V maitinimų trumpina. Šitas. Atmintis. Tvarkoj. Čia nebeatsimenu kas, bet čia peksas. Iki 10 ohmų turi būti. Čia 5 V. Kilomai. Pasižiūriu, ar neatsirado vis dar 12 V. Varža nepakilo. Patikrinu saugiklį. Na ką. Apžiūra per mikroskopą. Čia yra sutrumpinta apžiūros versija, parodysiu tik tai, ką radau. Kai visą laiką įtarimas krenta pirmiausia ant dermosų. Va. Bingo matosi išlindę šaratukai iš po. Dedam kryžių. Toliau korto keliauja ant pečiaus. Ir šalinamas dermosas. Kai visą laiką standartiškai nusivalau seną lydmetalį, praskiedžiu su švininiu lydmetaliu. Kadangi šitų dermosų neturėjau vietoje, užsisakinėjau iš Digikei. Per 2 dienas atvažiavo. Bet va Digikei, tai amerikonai, jie kaip tam labai pasijautė jų
sankcijų baimė. Turėjau parašyti, kam perku, ką darysiu, kuom užsiemu. Higiena yra svarbiausia. Švaru, gražu. Pasižiūrim, ar atsigavo 12 voltų linija. Testerio baterija sėda, bet savaitės neatlaiko 3 baterijos. Kaip matosi, 12 voltų linijoje trumpo nebėra. Pasimatuoju darmosą. Va tokį šniūrą darmos nusipirkau. Kaitinu, prispaudžiu, kad viršteklinis lydmetalis išlystų iš po apačios, kad apačioje būtų geras kontaktas. Pasijungiu minusinį laidą. Korta jau šiek tiek atvėsusi. Pasitikrinu, ar dingo trumpas. Panašu, kad viskas gerai. Kitos varžos irgi nepabėgia. Panašu, kad galima saugiai įjungti kortą, paduoti maitinimą ir pasimatuoti su oscilografo. Taip, laidynas ir mane nervina kiekvieną kartą čia, kol atsipainioju. Dar nesugalvojau, kaip pasidaryti tvarkingai, kad nesimaišytų po rankom. Taip, dedam temperatūros matuoklį. Dar kartą dedam temperatūros matuoklį. Amperų yra pakankamai, iki 3 amperų. Ir žiūrim, ar turi maitinimą. Pradedu nuo atminties, nes jinai dažniausiai vos viena iš paskutinių užsikuria. Tai atmintis yra, lusto maitinimas yra. Išsitraukiu oscilografą, kad pasižiūrėti, kaip tvarkingai, ar tvarkingai atrodo kreivė. Nesiskiria nuo kitų, viskas kaip ir gerai. Ne visur būna geras kontaktas, tai tenka iš antro karto pamatuoti. Pamatuoju ir kitus maitinimo grandinės kitoj pusėje.
Taip, kad apsidrausti, kad jau tikrai garantuotai viskas čia gerai. Ir kad viena fazė nedirba didesniu, aukštesniu režimu, tai vat jungiu termovizorių, pasižiūrėti, kaip ar nėra, neišsiskiria kažkuris maitinimas. Ryškesni droseliai šviečia, tai čia yra atminties droseliai ir normalu, kad jie taip šviečia. Va, dėl viso pikto pasitikrinu, su jais gerai viskas. Surinkinėjau kortą, o dabar bus fokusas, abrakadabra, tiribirli, korta surinkta. Bet bandūra tai čia gera, nesinešiau svarstyklės, žmonos svarstyklės. Aišku, visos mano svarstyklės yra neblizgiais paviršiais, kad nebūtų kaip bunkiai, kad fotografavo savo svorį, nufotografavo kopūstą. Čia svarstyklės kreivai padėjau, tai nesimato tikro svorio. Va, tikrasis svoris 1,9 kg. Belia kokio dydžio. Tai geriau naudokit šitus daiktus, va, tokia kaip reklama gavosi. Kojelė prilaikanti, kad neišlaužti šito uodegytės PCI lizdo, Express lizdo. Korta surinkta, kompė ir prasideda testavimai. Keičiant dermosus, svarbiausias parametras yra TDP. Jisai turi būti apie 100%. Taip, TDP 99%, 100% viskas čia gerai. Ant viršaus leidžiu superpositioną, kad duot kuo didesnę apkrovą. Testas praėjo, toliau važiuoja 3D markas. Čia viskas yra iškarpyta, kaip tą mato testo pradžią, mato testo pabaigą, kad labai neužtempti filmuko. Nu ir ką, visi testai praėjo, korta sutvarkyta. Ačiū už dėmesį. Gerą savaitgalį visiems.